visi, mano vardas Paulius, o žiūrėkit, čia nuostabus oras Vilniuje, vaikštam po miestą ir žiūrėkit. Vat vieną temą norėjau pasidalinti keletų idėjų su jumis, reiškia. Vat aš asmeniškai prieš porą metų, gal truputį anksčiau, gal kažkokius 3-4 metus, man buvo tokia situacija, kad aš tiesiog labai prastai jaučiausi tiek fiziškai, tiek emociškai, pastoviai jausdavausi išsekęs, pavargęs, realiai, nežinau, vaikščiodavau toks apdujęs, nei darbe energijos, nei namie energijos, kažkoks buvo keistas periodas ir iš tikrųjų visiškai nesupratau, kas su manim vyksta. Ir lygtai ir nesergi, lygtai viskas gerai, ta prasme, normalus žmogus atrodo, bičas, jauno amžiaus, viskas tvarkoj. Bet vat kažkas tai vyko ir aš nelabai supratau kas. Ir aš kažkaip, vat nuo to momento ir dar ta banga sveikos gyvensenos, visi aplinkui čia kažkas bėgioja, kitas ten varo į klubą, trečias dar kažką daro, žodžiu, visi lygtai kažko užsiema, o aš toks statistinis pilietis, niekas man neįdomu. Ir vieną kartą man mano draugas vienas, klasiokas, sako, davai Pauliau, mes varom pabėgioti. Ir tai sako, gal nori prisijungti. Aš sakau, tu ką, juokauji, sakau, kelintą jūs bėgiot, sako, nežinau, 8 ryto, sako, ką geras oras, sako, bėg. Sakau, jo fana, savaitgalis, hebra, ne, sako, davai. Ir jis mane įkalbino. Ir mes su juo išbėgom pabėgioti. Žodžiu, galiu pasakyti, po 3 minučių supratau, kad aš draugų gyvenime nebėgsiu. Ir dingo visiškai noras ir sakau, ir aš jam paskui, sakau, sako, aš taip darys, dar kažką. Sako, labai gerai mankšta. Sakau, ne, ačiū, viskas, to mano bėgiojimai baigėsi. Paskui aš pradėjau galvoti, kad vis tik kažką tai reikia daryti, ta prasme, nes aš tikrai pasižiūrėjau žmonės, kurie tiesiog fiziškai aktyvesni, jie tikrai ir atrodo ir jaučiasi visiškai kitaip. Ir aš galvoju, ką dabar daryti, bėgioti aš nenoriu, man tas buvo aišku. Vaikščioti ten į sporto klubą, tas svorius kilno, gal kažką. Kažkaip manęs tas irgi visiškai neužkabino. Ir aš tada pradėjau domėtis, vat ką čia, aišku, tik tai pirmas dalykas, informacijos milijonas, ta prasme ten visi žino, kas bandė, tikiu, kad bandė, ypač panos bandžiusios, visokių ten, kas dėl svorio labai kalbino, aš niekada asmeniškai neturėjau visoms temų, tai žodžiu, ir dietų milijonas ten, ir fizinių sporto programų, ten mankštų, va tiek ir tiek. Ir aš čia galvojau, gal kažkokį atsakymą rasiu, nieko neradau, tik tai dar daugiau sumaišties įvedė, ten vieni tu valgyk tą, kitas ateina, sako, ne, nesąmonė, valgyk šitą, sako, va, aš valgau, matai, kaip va, viskas čia gerai. Ir aš kurį tai laiką buvau paskendęs tos ir knygose, ir žodžiu internete, ten visur paidžiau. Kol vieną dieną, aš kadangi toks žmogus labai viskuo domiuosi, YouTube, man atrodo, jau gerai atsimenu, aš tiesiog trumpą video įrašą radau, kuris mane žiauriai užkabino. Ten, tiksliau, buvo anonsas dokumentinio filmo, ten apie tokių 2 daktarų Amerikos istoriją, kaip jie visą gyvenimą, ten vienas labai garsus biochemikas, kažkoks pasaulinio lygio, žodžiu, jisai visą savo karjerą buvo atidavęs tyrimams, kaip mityba įtakoja žmogaus organizmą, kokie ten procesai vyksta ir taip toliau. Ir ten buvo apie tai toks dokumentinis filmas. Aš iš karto internete man pasižiūrėjau, atgal lemba įdomus reikalas. Ir internete aš susiradau tą filmą ir aš jį pasižiūrėjau. Iš tikrųjų gal kokius, nežinau, vieną kartą pasižiūrėjau, paskui antrą kartą pasižiūrėjau. Po trečią peržiūrėjimo man kažkas galvoj tai tik tai klikt. Ir tai vat rūkas biškį prasisklaidė ir aš supratau keletą dalykų. Ir svarbiausia, kad viskas buvo man, taip aiškiai ir suvokiamai pateikta. Ir aš vat nuo tos dienos peržiūrėjęs tą filmą realiai, aš nusprendžiau labai rimtai koreguoti kai kurios savo gyvenimo įpročius. Pirma, susijęs su maistu. Ir antras dalykas, tai man tai kartu ir davė tokį spyrį į vieną gerą vietą. Ir kitose srityse,
nuosekliai ir pastoviai šitas sritim domėtis ir tas žinias taikyti gyvenime. Ir man nuo tos dienos iš tikrųjų visiškai mano pasikeitė požiūris į žmogaus organizmą, į gyvenimo būdą, kai pasikeitė požiūris, pasikeitė veiksmai ir pasikeitė iš tikrųjų mano savijauta. Atrodo, ką nei aš buvau ligonis, nei aš turėjau viršsvorio, kur tas pokytis įvyko. Tai pokyčiai šiaip iš tikrųjų labai buvo stiprus vidinis pokytis ir paskui aš pradėjau rezultatus matyti savo gyvenime. Aš, pavyzdžiui, nežinau, man dabar visą laiką keista kažkaip tai, dabar jau gal nebekeista, bet anksčiau buvo keista prieš 2 metus ar prieš kiek, kai, pavyzdžiui, ateina žiema, ir visi aplinkui, gripas visiems ten, visi, bent vieną kartą per sezoną vis tiek vis užsirga. Aš nežinau, aš paskui pradėjau, vieną žiemą nebesirgau visiškai, kitą žiemą nebesirgau, kai kurie ten iš draugų po 3 kartus sugeba susirgti ir tada, jau kai pradėjo dar matytis tas skirtumas, aš tada supratau, kad tai tikrai veikia. Ir galima atrasti paprastus, aiškius principus, jie yra žinomi, kad iš to ten daromas verslas ir tenais, ta prasme, prirašyta milijonas knygų, bet tenais, aišku, nieko neišmoks nesužinos, tai čia yra kitas klausimas. Bet jeigu ieškai, tai tikrai gali rasti. Ir vat nuo to laiko realiai aš galiu pasakyti, kad tikrai tiesiog visiškai buvo šuolis mano tiek ir kūne, ir savijautai, ir tos visas tradicinės, tokie peršalimai, ten slogos arba dar kažkas, tai šitos lygos labai stipriai nuo manęs pradėjo kažkaip bėgti. Ir visi tikrai suserga, valgo tabletės, vaistus geria, o aš savo vaikštau, net ir gyvenu su tokiais žmonėmis, pavyzdžiui, kurie serga aplinkui, kažkaip pastebėjau, kad iš tikrųjų imunitetas labai stipriai sustiprėjo. Tai va. Tai aš, kadangi sugaišau iš tikrųjų, kam daug, kam nedaug, atrodo, kam žai ne 40 metų kaip Amerikos profesorius, tas, kuris ten tyrė ir paskui tik senatvėje suprato, ką reikia daryti, kad susitvarkytum su sveikatos problemom, prasme, man tai užteko 3 metų, aišku, nes informacija jau yra, nereikia pačiam visą tą perėti. Tai iš tikrųjų nuo to laiko man pasidarė labai toks noras padėti kitiems žmonėms, kaip matai, kad žmogus, pavyzdžiui, nežinau, važiuoja viešuoju transportu. Anksčiau aš net nepastebėdavau, bet dabar kai pasižiūriu, kiek aplinkui žmonių, kurie, pavyzdžiui, turi problemų su antsvoriu, jiem net vaikščioti, ten šilta, ten prakytas, vien pasižiūrėjus į to žmogus, nežinau, net nesmagiai jau pats jautiesi, nes visiškai kitom akim žiūri. Ir dauguma tikriausiai tų žmonių tiesiog niekada nepagalvoja, kad jie gali šitas problemas tikrai išsiugdė tam tikrus įpročius tiesiog, be kažkokių ten labai drastiškų, pompastiškų veiksmų, per kažkokį laiko tarpą tikrai natūraliai susitvarkyti. Ir todėl, kadangi aš pats tą išbandžiau, praėjau, veikia, tai labai norėčiau pasidalinti ir su jumis visais, kas domisi sveika gyvensena, bet nežino, nuo ko pradėti, kas kažką bandė daryti, bet niekada nesigavo, kas norėjo sportuoti, bet taip ir nerado motyvacijos tam, arba galvoja, kad sportas tai būtinai turi būti, nežinau, ten tarimas sporto salėj 2 valandas ir taip toliau. Ir tai yra baisiai sudėtinga, tai atima daug laiko ir žodžių. Ir nesinori net bandyti. Tai iš tikrųjų viskas yra gerokai paprasčiau. Svarbiausia, kad būtų noras kažką pakeisti. Reikia šiek tiek paprasčiausiai imti ir daryti. Kažkiek laiko pasiskirti, bet tai tikrai nėra daug. Tai va. Ir apie tai, ką daryti, kaip daryti, ką aš pats darau. Jokių neišbandytų ten nesąmonių, šitus dalykus aš nesigilinu. Viskas, ką aš save esu bandęs ir patyręs, galiu pasakyti, kadangi aš nuolatos to domiuosi ir matau, kad tai yra iš visų pusių patikrinta. Tūkstančiai žmonių tą naudoja visam pasauliu, bet kur nesvarbu nuo tautybės. Čia genetika absoliučiai nieko nesusiję tai yra. Tai gali padaryti kiekvienas. Mokslo N kartų patvirtinti faktai ir tiesiog tai yra tokie raktai, kurie tikrai leidžia po kažkiek laiko atsukti savo gyvenimą atgal ir pasakyti, aš tikrai šiandien esu daug sveikesnis, daug žvalesnis ir labiau savimi negu anksčiau.
Ir neaišku.